Sveiki žiūrovai, klausytojai, skanaus jums į priekį iš karto linkiu. Taip. Tikiuosi, kad pas jūs netuščias yra stalas, kad jau gardžiai pietaujat, o mes čia jau pradedam VMI tinklalaidę. Pietų pertrauka. O, matau, Redvinas su mumis prisidėjo. Jau pagavo. Tai va, esame mokesčiai kūrė projekte ir mes jau šiandien pasikvietėm ne bet ką, bet Edviną Malako. Tai prisistatyk pats, man atrodo, tu tvirtai gali. Tai aš esu pramoginio turinio kūrėjas socialiniuose tinkluose, dainininkas truputį aktorius, truputį šokėjas. Truputį visko. Žodžiu, viskas viename. Bet ir kaip ir nieko. Nu. Išeina. Nu kažkaip čia nežinau. Gera pradžia pusė darbo. Pabaiga nelabai. O Edvinai, va šitas stalas, kurį mes čia matome, skanus, gardus, ar tau jis yra skanus, ar jis tau primena mokyklą, ar jis visiškai neturi šitos panašumo? cinamoninės bandelės tikrai primena. Jo. Aš dar prisimenu, pas mus būdavo tokios karamelinės, kur viduje tokia. Kaip kruasanai? Ne kaip kruasanai. Panašios bandelės kaip šitokios, bet ten viduje karamelė būdavo. Jūsų šokolado geriau būdavo. Ar čia man Nu, man karamelinės. Nu, gerai. Tai, jo. Tai šitą valgytų, mane šitų dviejų O aš valgyčiau, jeigu dar pašildyta būtų, tai iš viso. O, jeigu dar minkšta, bet iš išorės traškė. Bet turbūt yra iš vakar, kaip suprantu. Ne, šviežia, žinok, galėsim Gerai, paragauti ir paragausim, paskanauti. Būtinai. Ir tada atsigrėžiniau į tave, tai kaip tu pradėjai su to influenceriu? Žinau, kad tu taip gražiai sakai pramoginio, bet... Pramoginio turinio kūrėjas, arba humoristinio turinio kūrėjas. Taip, tai va tas pramoginio turinio kūrėjas, kaip tu į tą kelią įlipai, ar pats galvojai, kad įlipsi, koks buvo startas, ar tai atsitiktinai tiesiog? Visiškai atsitiktinai, niekada nesitikėjau, kad aš tuo užsiimsiu gyvenime, bet įvyko karantinas, nebuvo ką veikti, tai ir iš nuobodulio susikūriau TikToką, pažiūrėjau, man draugelis parodė, ką čia žmonės ten kuria, ir aš pagalvojau, galiu žymiai geriau. Iš karto toks buvo, ne? Kad... Taip, nes ten kuria nesąmonės kažkokias laikų labai daug. O užsienietis? Ne. Tai, jo. Ir... Žaidžiam rubriką, ne? Iš karto susikūriau TikToką, paprašiau, kad mane nufilmuotų ir per pirmą dieną surinkau gal 300 peržiūrų, tai man atrodė labai daug. Yeah. Bet kitą dieną pakilo iki 10 000, tai aš jau galvojau, viskas, visa Lietuva mane žino. Tas pats TikTokas, kurį kėlė iš 300? Video, jo. Per naktį? Jo. Wow. Jo. Wow. Tai, žodžiu... Uždėjai daugiau hashtagų ir dėl to pakilo, ar tiesiog... Ar turi kokią slaptą formulę gal? Negaliu atskleisti, nes jeigu atskleisiu, tai visi pradės naudoti, žinai, ir visi čia taps influenceriais, tiktokeriais, bet... Gerai. Tai va, ir tai kažkaip paskatino mane toliau kurti, tai padariau dar kelis video, tai ten mažiau tų peržiūrų buvo, po 4000 gal. Kas vis tiek yra nemažai. Čia mažai, čia tik 4000, baigi. Susirinktų priešais tave 4000, ne, čia mažai žmonių. Ne. Jo, bet tuo metu man vis tiek daug atrodė. Ne, tai. Ir po to sukūriau video su močiute, kuris sprogo tiesiog ir surinko 100 000 peržiūrų. Ir komentaruose žmonės rašė, davai dar padaryk video su močiute ir panašiai. Tai taip ir prasidėjo mano karjera. Ne nuo tavęs, o nuo močiutės. Taip. Atspirtis. Taip, močiutė buvo tas atspirtis. O tai močiutė kiek nors procentų atitenka iki dabar, ar ne? Aišku, tai močiutė yra mano didžiausias įkvėpimas. Nes jau išvystęs tai esi nemažai tų personažų. Jo, pamočiutas ir kaimynė ten atsirado, ir mama. Giminė, šeimos medis. Visa giminė, taip. Jau ir draugų draugai žodžiu. Dėl to nebebendrauju su giminė. Nes pats viską sukuria, ne? Jo. Šiaip, aš žinau tokį vieną faktą apie tave, kad tu buvai Jungtinėse karalystėse. Jungtinėse karalystėse. Jungtinėje karalystėje. Aurėja mėgsta nusikalbėti, viskas gerai čia. Tokia, kaip tik įdomiau. Taip, aš ten pragyvenau 2,5 metų. Studijavau mediją ir komunikaciją 2 savaitės. Oi, tai stiprios studijos buvo. Jo, tada supratau, kad nežinau, kur tos studijos mane nuves. Ten mokėmės apie Facebooką, Instagramą, ten socialinius tinklus. Egzistuoja tokie mokymai? Jo. Čia studijos skaitos? Čia taip, bakalauro studijos 3 metai. Tai po to nusprendžiau persuoti į žurnalistiką ir pasimokiau 1,5 metų.
Piškilgiau. Ženkliai jau. Kursas beveik baigtas. Jo, ir nusprendžiau išvaryti į Londoną. Ir gyventi, kodėl nes- būtent šiaip apskritai tu pasirinkai Angliją. Norėjau sakyti Jungtinės, bet net nepasakiau. Jo, nes aš tuo metu norėjau būti žurnalistu. Ir Jo. o tai kas tai susiję su Anglija? Ir žurnalistika ir Anglija. Žurnalistų Anglijoje. Ne, aš šiaip iš tikrųjų Kombo. norėjau gyventi Amerikoje, bet kadangi ten yra gana sudėtinga patekti, reikia tos žalios kortos, tai Anglija yra gana, artima, žinai, ten irgi angliškai kalba. Nu. Tai, tai lengvesnis būdas, žinai, Jo. būtų. Tai dėl to nusprendžiau į Angliją. Ir kaip tau ten patiko šiaip? Geri prisiminimai? Ar geri Patiko čia? visai, bet tuo pačiu ir tas jų pats humoras iš tikrųjų nelabai ir tie žmonės fake, kie netikri. O tai kodėl nusprendėte grįžti į Lietuvą? Ir ar buvai patenkintas tuo sprendimu? Aha. Ar čia vėlgi viskas spontaniškai pas tave vyksta? Aš iš tikrųjų, dar ko nepaminėjau, kad aš į Londoną kraušiaus dėl to, kad ir mečiau studijas Derbio mieste, nes aš sugalvojau tapti aktorium. Prisiminiau nuo vaikystės, kaip man patiko vaidinti ir panašiai. O nuo ko tas atsirado? Kažkas motivavo? Gal turėjai kokį Aš iš tikrųjų visada giliai viduj žinojau, kad aš to noriu, bet aš bijojau to siekti. Okay. Tai tada išvariau į Londoną ir supratau, kokia yra didelė konkurencija. Ir kad, faktas? Užsieniečiui būnant yra beveik neįmanoma prasimušti ten. Ir įvyko karantinas, netekau darbo, buvo uždrausta išeiti net iš namų. Tėva, kaip liūdnai skamba. Jo, ir aš gyvenau vonios dydžio kambarį. Čia kai yra ir virtuvė, ir viskas viename, kompaktiškai, ne? Taip, va toks mažytis va kambariukas. Taip. Tiesiog lovytė, spintelė, spinta ir tiek. Ir galvoju, aš išprotėsiu, nes aš nežinojau, kiek laiko tai tęsis tas karantinas. Ir šiaip buvau labai pasiilgęs Lietuvos. Turėjau dar neišnaudotą studijų krepšelį Lietuvoje. Tai dėl to ir pagalvojau, kodėlgi nepabandžius grįžti. Šiaip, vat, kalbant apie patį turinio kūrimą, pats užsiminiai, tu labai daug žmonių atneši džiaugsmo, šypsenos. Taip. Ir tau pačiam, ką reiškia humoras gyvenime, taip pat karjeroje, kokia tau jo yra reikšmė? Na, mano gyvenimas yra labai liūdnas. Kaip pradė. Man atrodo, šitoj visi apsiverks. Ne, juokauju. Kodėl tu ne Anglijoje už aktorystę? Man rodo, žinok, tau reikia ten grįžti. Reikia mokėti britišką akcentą iš pirmo, žinai. Ką aš bandžiau daryti, bet labai fake skambėdavo. Ne. Ai, bandydavai, ne? Of course, yeah. Kur tau, tai... Does it sound British? What? British. What? Aš net nebandysiu. Beje, gėdos prisidaryti. Tai tas humoras iš tikrųjų mane kažkaip visada lydėjo nuo pat vaikystės. Mano močiutė labai yra juokinga. Štai, kur. Jo, ir Tas perliukas šeimos. Ir kai būdavo balandžio 1, tai visada mus apgaudavo. Ne? Jo, ateidavo ten apsiverkusi visą, sakydavo, senelis išprotėjo, pradėjo daužyti langus. Ir sako, mamai, nuvaryk, pažiūrėk, kas ten atsitiko su juo. Ir, žodžiu, taip tiesiog tokius etiudus vaidindavo mums. Aišku, mes ten netikėdom, bet, Ai, bet buvo vis tiek, bet vienas kartas, kai atvažiuoja, pavyzdžiui, tavo mama ir ten nieko nėra. Ir tada, mama sako, kad tu meluoji, taigi. Ir mačiutė sako, ne, tikrai. Nes, taip įtikinamai verkdavo. Ten su svogūnais, tiesiog, žinai. Juokis. Tas senas, tradicinis, bet geras būdas. Taip. Aktorinio. Tai kai mama išeidavo jau į lauką, einant link senelio, tai mačiutė pasakydavo jau, kad su balandžio 1. Tai. Supratau. Ir šiaip, kalbant apie mokinius, irgi pats, žinai, buvai mokinys,
lūkesčiai, ar ne? Mokinio dabartiniai lūkesčiai, daug pasirinkimo ir būna tėvai, kad kartais suvaržo tos lūkesčius. Taip. Gal tu turi patarimą, vat, mūsų klausytojam, jauniesiam, kaip išlaikyti savo pasirinkimą ir kaip kažkaip nenuklysti nuo tėvų norimo kažkokio spaudimo, kur tu turi save krypti? Aš manau, kad vis tiek tėvai nenugyvens už tave to gyvenimo. Tai reikėtų pasirinkti tą dalyką daryti, kuris yra tau artimas, kuris tau labai patinka. O jeigu nežinai, ko nori būti, tai visada Nesuprantu, apie ką tu. Skatinčiau išbandyti daug sričių, kaip ir aš išbandžiau. Tai va, toks būtų mano patarimas. O paauglystė tavo kokia buvo pirma tokia svajonė, nes tu sakai, žurnalistika, aktorinis? Daug. Aš norėjau ir nekilnojamojo turto agentų būti. Oi, čia. Dėl to, kad gražus pavadinimas tiesiog. Odontologų norėjau būti, nes daug moka. Žodžiu, viskuo. Architektų irgi norėjau būti. Namelius piešdavau. Nes visada. Nežinau, tiesiog patikdavo namelius piešti man vaikystės. Jo. Bet patikdavo ir vaidinti ten. Mes vaikystėje kurdavom filmus visokius, reklamas, koncertus darydavom kaimynam. Užsidirbdavom pinigėlius. Jo. Buvo toks projektas Kelias į žvaigždes, jeigu prisimenate. Taip. Mes šitą darydavom kaimynams. Geras, savo versija, ne? Kelias į žvaigždes, numeris 50 jau, ne? Kelias į žvaigždes, AliExpress versija. Taip. Kaip tau yra svarbu jaustis ir būti autentiškam? Ir ar manai, turėtų būti kažkokia riba tarp tikro gyvenimo ir socialinių medijų? Pas manęs nėra tos autentikos, kadangi aš vaidinu ten. Yeah. Darau tas reelsus su personažais. O šiaip man nelabai patinka dalintis asmeniniu gyvenimu socialiniuose tinkluose, tai aš to nelabai darau. Bet jeigu reikia kažkokią ten reklamą darau, tai aš niekada stengiuosi nemeluoti sekėjams ir nepristatinėjau produkto, kurio aš ar ten nevalgau, ar ten tai jeigu pasiūlo kažko nemėgsti, tu atsisakai. Nedarau aš tai vien dėl pinigų. Gerai. Ramu žinoti. Jeigu ten... O tai tada žiūrėk, aš turiu tau tokį teiginį. Paneik arba pritark. Kad influencerio darbas skaitosi toksai lengvas. Toks čia lengvas darbas. Ar čia net... Kaip tu tai vertintum? Jeigu tau pasakytų, komentatorius, čia žiūri lengvas darbas, čia neskaito profesiją. Kaip tu atreaguotum? Aš tai paneigčiau šitą teiginį dėl to, kad nežinau, gal kažkam ir yra lengvas, čia skirtingos patirtis, bet vis tiek turi pastoviai generuoti idėjas, pastoviai galvoti iš savęs spaust ir aš jau tuom užsiimu 3 metus. Tai ir ilgiausias laiko tarpas, kai nebuvau kėlęs video, buvo savaitę laiko. Per 3 metus. Savaitę tik leidai savo? Taip. Tai įsivaizduokit, visada turit galvoti, filmuoti kažką, daryti. Tai aš nemanau, kad čia yra lengvas darbas. O buvai kažkur išvykęs, tarkim, nežinau, atostogų. Tai aš ir į kelionę pasiemu tuos perukus ir ten filmuoju video. Jo, mamai sakau, ar nufilmuok mane, ar ten draugams. Ir užsidirbi. Taip. Ja. Ir taip gražiai dabar pereiname į mokesčių temą. Būdamas tu influenceriu, koks buvo tavo pirmas susidūrimas su mokesčiais ir ar žinojai, kaip su jais elgtis ir ar jauti, kad turi pakankamai informacijos apie tai? Kaip parėjo ta sumelė nemaža sumokėti. Tai aišku, aš tada ir neatsidėjinėjau ir trūko tų žinių. Tai buvo šioks toks šokas. Bet... Šokas tai turi menį, kai dirbai pagal individualią ir matyt gegužės mėnesį. Aš kažkaip neatsidėdavau tų pinigų, ten negavodavau labai, išleisdavau visus. Ir po to metų gale, ten iki gegužės 2, kai reikia sumokėti. Pasidarė baisu. Tai tada išsiaiškinau viską, kaip ten viskas veikia, panašiai. O nuo ko pradėjai? Ar buvo taip, kad tu kolegų kokių klausai, žinai, kitų influencerių gal? Jo, draugų,
pažįstamų. Bet šiaip iš tikrųjų geriausia yra pačiam paskambinti į VMI ir išsiaiškinti. O tau buvo kažkaip paskui sudėtinga, turiu menį, ar tai buvo tik 1 metai, vat, kaip tu sakai, kad buvai nuskausmintas, sakykime, nes tiesiog nežinojai, paskui išsigryninai ir ar buvo paskui sunku tau kažkokią sistemą įvesti, ar tu turi buhalterį? Ne, neturi buhalterio. Taip. Prašau. Pats viską skaičiuoju, tiesiog stengiuosi atsidėti tą sumą nuo kiekvieno apmokėjimo už reklamą į atskirą tą skiltį. O bankų sąskaitoju, kad kitais metais, kai reikės mokėti, turėčiau. Tai šitą pasakant... Aš patarčiau tą daryti ir kitiems, nes čia yra geriausias būdas. Ir tada, žinai, toliau tęsiant apie tavo influencinimą, ar ne? Tai vis tiek yra toks viešas darbas, iš esmės, nes visi tave mato, daug mato. Viešieji darbai. Taip, viešieji darbai. Taip, labai tave daug mato žmonės. Kaip tau sekas pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu, nes tu sakai, kad tu mažai apie save iš tikrųjų. Nėra taip, kad stebint tave socialinėje erdvėje galėtum labai daug apie tave faktų ištraukti. Bet kaip tau sekasi? Paslaptingas. O kaip tau sekasi to sutvarkyti psichologiškai, nes tie gatvėjai spėju tikrai, kad tave atpažįsta paaugliai ir ne tik. Kaip tau stebi? Bandai... Tenka vartoti vaistus, žinokit, prasmenų yra žiauru. Kauju. Patinka. Čia aš taip dabar prasme. Čia kuris tavo personažas iš TikToko? Sorry, man tiesiog lendavat visi tie personažai, aš negaliu susitvarkyti. Bet čia fragmentas buvo. Multiple personality disorder. A čia buvo močiutės šiek tiek, ar mokytojas, nes tu irgi mokytojų nemažai turi amplua. Jo, čia gal buvo tokia blondinė mokytoja. Jo, superuko, aš tai atsimenu, žiūrėjau. Aš irgi. Tai visada reikia savo priminti tą, kad tave visi stebi. Nors ir atrodo, kad kartais niekas nemato, bet po to atsidarai Instagramą ir atsiuntė video, kaip tu ten perki šaukai kažką, žinai. Ar ten ar skani patelė buvo. Kažką būna parašo kartais. Tai visada būti sekamam. O labai jauties atsakingas ar ne, iš esmės? Ar jauti taip kiekvieną dieną, kad čia kažką turiu papuosinti dabar, kažką specialiai sugalvoti? Arba atrodo, išeinu į miestą ir būtinai reikia gražiai apsirengti, jeigu kažkas pamatys? Dabar jau ne. Kažkaip stengiuosi neapsikrauti. Tai... aš nevaikštau šiaip baisiai apsirengęs. Aš matau. Taip, man. Kokį turim stilingą. Minai, mokykis. Čia tai tikrai turiu kur pasimokyti. Tikrai baisu ateina į laidą ir taip. Džinsai labai paprasta, elegantiška, gražu. Ne, šiaip juokauju, iš tikrųjų. Tai taip, apiforminant jau keliaujant į pabaigą, ką gali pasakyti jaunajam mūsų klausytojui, kuris irgi klausos, galbūt dabar pietavo ir jau baigė valgyti ir klausos toliau mūsų, dėl svajonių siekimo, tarkim, tapti influenceriu. Ar koks patarimas būtų? Jo, ar patarimą kažkokį pasakyti. Man irgi reiktų paklausyti šito atsakymą. Ar tu nori būti influencerė? TikTokerė? Man čia žiūrėti. Jo, gali ir čia gali į mūsų bendrą. Į mūsų bendrą. Ir mes visi kartu pažiūrėsim į kontekstą padarysim. Keista žiūrėti. Gerai. O gal aš jums geriau žiūrėsiu? Gerai. Bus taip paprasčiau kažkaip. Gyvesnis tas bendravimas. Aš patarčiau tiesiog, aišku, kurkit video, darykit, pabandykit kažką padaryti kitaip, sukurti kažką išskirtinio, kas išsiskirtų iš kitų. Ir jeigu jums tai patinka, niekada nenustokit kurti video, nors iš pradžių ir neina, žinai, ten kažkas. Tai gali užtrukti ir metus, ir 2 metus laiko, gali iškart pasisekti. Taip. Tai aišku, darykit. Man labai yra smagu ir faina, kai jaunimas kuria, kažką daro. Tai žinok, mums dar įdomu, kaip tu mastai apie patį influencerį. Tu paminėjai prieš tai, kad irgi buvai, pasimokė iš klaidų, ar ne, kad buvai neatsidėjęs ten mokesčių ir iki gegužės 2 tau teko, žinai, pamatai, kad didesnė suma arba kad reikėjo susimokėti. O kaip tu galvoji patys influenceriai, nes jie vis tiek, mes ir tave skaitom. Taip, jūs, išvertėjai. Jeigu, pavyzdžiui, kaip sakai, pats nežinojai, trūko truputį informacijos dėl tų pačių mokesčių, kaip viską apiforminti, ar pastebėjai ir iš tavo kolegų, ar yra žmonių, influencerių,
kurie apie tai kalba, kad, tarkim, žiūrėkit, trūksta informacijos apie mokesčius, kad galėtume taip, arba patys truputį, nežinau, prisideda prie edukavimo tam, kad tiesiog padėtų kitiem. Na, iš tikrųjų, nelabai teko matyti. Bebūtų liūdna. Ir kiek teko klausti man pačių influencerių pažįstamų, tai irgi kai kurie net daug nežinojo dalykų apie tuos mokesčius. Tai aš manau, kad tai reikėtų daryti iš tikrųjų. Influenceriai turėtų daugiau kalbėti apie tai ir edukuoti savo sekėjus. Tai čia realu, ne? Ir tai, ką jūs, pavyzdžiui, darot iš tikrųjų su šitą laidą, tai yra labai, manau, geras dalykas, ko trūksta Lietuvoje. Mes taip saurėje, taip stengiamės. Tai sakai, kad tai būtų realu, ar ne? Kad influenceris ir galėtų turėti tokią, kaip pasakyti, nešti, nebūtinai gal atsakomybę, bet tiesiog, kad pats, kadangi turi nemažą auditoriją. Edukuoti, žinai, ten jaunimą informuoti, suteikti daugiau informacijos apie tuos mokesčius, nes, iš tikrųjų, jos trūksta. Jaunam žmogui, pradedant karjerą, tokia, žinai. O jeigu pats, pavyzdžiui, gautum info kažkokią, tarsi daugiau informacijos, arba sakai, moterytis, sakė, puikiai atsako, ar ne, pamuikiai skambini. O buvo kažkada tai irgi gal noras toks, gal iš komentarų jo pasidalinti, kad žiūrėkit, čia daug kas net nežinote, nežinau, kaip tie mokesčiai skaičiuojas, tai aš kokį istoriją rašysiu dabar, nes žinau, kad turiu auditoriją. Sakys, žiūrėkit, nepamirškit, galite paskambinti. Nebūtinai kaip reklamą, bet atseit, kad tokį informacinį turinį. Kažkaip tuo metu nebuvau pagalvojęs apie tai, bet šiaip teisingai sakai. Iš tikrųjų reikėtų tai padaryti ir... Tai po šitos laidos dabar visi dalinkitės informaciją apie mokesčius. Visi paklauskit, parašykite Edvinui. Jeigu kažko nežinot, galite ir man parašyti, paklausti, nebijok, kad atsakysiu. Nice. Yes.